Gausos sąmonės formavimas – tai sėkla, iš kurios išauga gausos pilnatvė, apimanti visas žmogaus veiklos sritis. Gausos suvokimas suteikia jums galimybę veikti lengvai, neįsitempus, patogiai, nepriklausomai nuo to, kokios išorinės sąlygos jūs supa. Gausos energija, kuri užpildo jūsų sąmonę, sukurs jums tokias sąlygas, prie kurių gausos pasireiškimas pasidarys įmanomas. Ši energija atneša turtus ir juos gausina. Negatyvios mintis apie tai, kad kaip nors pragyventum, apie pinigų trūkumą, apie priklausomybę nuo pinigų, sukuria piniginės problemas. Gausos suvokimas leis jums ne tik lengvai išspręsti šias problemas, bet taip pat apsaugos ir jūsų psichiką. Jeigu jūs gyvenate visuomenėje, kuri kaip pagrindinę funkcionavimo priemonę naudoja pinigus, tuomet yra prasmės suvokti šios dėsnius, suprasti tai, kas slypi už šių dėsnių, ir panaudoti juos tobulinimuose. Žmonės, teisingai naudojantis gausos energiją, žino, jog pinigai yra tik nuorodos į kelią, kuris veda į gausą. Jei gausos energijai atsiverti jūs nesugebate, tai tam tikro pinigų kiekio valdyti jūs negalėsite. Ir pinigai pas jūs neateis arba paliks jūs, o jūs pradėsite nuolat išgyventi dėl jų. Šis išgyvenimas menkai prisidės prie jūsų pinigų srauto gausinimo. Gausos alchemija – tai gamtos ir visatos kelias, tai natūralios realybės kelias, tai kūno, proto ir dvasios treningas, orientuotas į klestėjimą, sėkmę, išgijimą. Gausos alchemija apima daug praktinių disciplinų, kurios gali jums sugrąžinti prarastą jaunystę ir galią, pakeisti likimą ir tuo pažadindamos giliausias dvasinės galimybės. Gausos alchemijos metodai padeda įgyti finansinę laisvę, o tai reiškia, jog ne jūs dirbate pinigams, o pinigai dirba jums. Gausos alchemija galima laikyti technologiją, padedančią realizuoti giluminius siekius, atitinkančius pradinį būsenos lygmenį. Ir tuo pat metu ši technologija iki begalybės išplečia suvokimą. Gausos alchemija remiasi vieningu metafiziniu mokymu, kurio pagrindas yra gilus makrokosmoso ir mikrokosmoso dėsnių suvokimas. Vieningo metafizinio mokymo reiškinių galima atrasti visų pasaulio religijų tradicijose – brahmanizme, daoizme, gnosticizme, judaizme, senovinėje bei dabartinėje krikščionybėje. Gausos alchemijoje galutinio tikslo nėra, nes ji susijusi su begalinė sąmonė. Tačiau kaip ir bet kurioje misterijoje egzistuoja tarpiniai tikslai. Vienas tokių tarpinių tikslų yra kūno kaip viso pasaulio gausos ir klestėjimų šaltinio formavimas. Gausos alchemija – tai praktinis mokymas, panašus į universalų raktą, atrakinanti visas duris. Šio mokymo pagrindas – praktinės visatos, Dievo būties, beribio dvasios dosnumo pripažinimas bei suvokimas. Gausos alchemija visatos turtingumą ir dosnumą paaiškina ir demonstruoja betarpiškai, o ne emocijų, minčių arba religinių pažiūrų lygmenyje. Gausos alchemija – tai sugrįžimas į rojų, nes ji padeda suvokti, jog Dievas labiausiai mylintis viską, atleidžiantis, be galo turtingas yra mūsų tėvas.
Dievo tėvystės ir savęs kaip visatos karaliaus bendra įpėdinio suvokimas į žmogaus gyvenimą įneša totalinę transformaciją, užpildydamas jį milžinišką galia, visapusišką harmoniją, turtais, kūryba ir gailestingumu. Gausos alchemijos kurso metu mokinys palaipsniui įsijungia į gausos misteriją. Misterijos mokymas atspindi savaime besivystančią egzistencinę tikrąją tiesą ir padeda mums savarankiškai įeiti į ją. Mes galime laikytis bet kurios religijos ar bet kokio dvasinio kelio ir tuo pat metu naudotis gausos misterijos metodais, nes jie padeda siekti savaiminio tobulėjimo, plačiausia šios savokos prasme. Įvairių šios misterijos etapų įsisavinimo greitis priklauso tik tai nuo žmogaus noro savo gyvenime taikyti praktinius mokymo principus ir nuo to, kaip gausos energija pasireiškia per jį. Žmogus įvaldo save tiek, jog jo atsakingumas tampa jo likimu. Kad galėtume pamaitinti kūną, protą ir dvasią, mums reikia maisto. Gausos misterijoje laikoma, jog mūsų gyvenime viskas gali pasitarnauti maistu. Reikia tik tai žinoti, kaip iki to maisto nusigauti ir kaip jį panaudoti. Misterijos adeptai gali padėti mums nusistatyti savo tikslus ir natūraliu būdu susirasti maisto kūnui, protui ir sielai. Jie taip pat moko mus, kaip sugrįžti į gausos energiją, nustatant harmoningus santykius tarp gamtos ir galių, užpildančių sukurtąjį pasaulį. Misterijos mokiniai iškelia keletą tikslų. Jie siekia išmokti didinti gausos energiją, kuri pasireiškia egzistencijos turtingumu, sveikata, laimė, klestėjimu, kūrybe, meilė, vientisumu. Taip pat jie stengiasi išmokti savo turtų, patarimų, laimę, pagelbėti kitiems, skurdžiai gyvenantiems žmonėms ir savo gydančios meilės energijos pertekliumi gautų iš saulės, dangaus, visos gamtos pasidalinti su kitais. Pagrindinis gausos praktikos uždavinys – išmokti išsaugoti savo sąmonėje gausos energijas, kad jos neišsisklaidytų ir nesusilpnėtų, nes taip gali atsitikti dėl visų mūsų santykių su aplinkiniu pasauliu. Gausos energijas reikia kaupti, koncentruoti tam tikrose erdvės ir laiko taškuose. Pirmojo lygmens praktikos skirtos pašalinti blokus, esančius klestėjimo suvokimo kelyje, atsirandančius dėl neteisingų poelgių, neteisingo auklėjimo, neteisingų nuostatų ir dėl destruktyvios įtakos priežastinėme pažeidimų plane. Dieviškas turtų dalinimas vyksta pagal karminės matricas ir karmos dėsniai. Ir kiekvienas, kuris turi pinigų, teisę į juos, įgyja pagal savo karmą. Pinigai ateina pas žmonės, nes jų priežastinėme kūne yra kažkas, kas į jų gyvenimą pritraukia turtus. Jėzus vieną kartą ištarė vieną mįslingiausių savo pasakymų: kas turi, tam bus ir duota, o kas neturi, iš to bus atimta ir tai, ką jis turi. Tai atrodo nelogiška, bet tai aukščiausia tikroji tiesa. Kai jūs laimingi, jūs galite pasiekti aukščiausiąją laimę. Kai jūs nelaimingi, jūsų nelaimė pasidaro dar didesnė. Kuomet jūs laimingi, jums duodama daugiau,
Durys į tai yra atvertos. Malonė ant jūsų liejasi. Viešpaties palaima nusileidžia ant jūsų, kai jūs šokate, o ne tada, kai stovite kankinio pozą. Dievas myli gyvenimą. Jis yra gyvenimas. Ir gyvenimą jis kuria kiekvieną akimirką.